Pirmoji pergalė artimuosiuose rytuose JAV ir Izraelio kare prieš Iraną. Energetikos rinka po karo šoko siekia atsigauti. Rastanūros naftos perdirbimo gamykla priklausanti Saudo Arabijos valstybiniai Aramco ir sustabdyta po Irano pajėgų atakos karo pradžioje šiandien atnaujino darbą. Irakas, anksčiau visiškai sustabdęs naftos gavybą, šiandien atnaujino eksportą į Turkijos Džihano uostą. Šiandien Europoje didmeninės dujų kainos šiek tiek sumažėjo, reaguodamos į naftos rinkos pokyčius. Padėtis Hormūzo sąsiauryje ir SGD tiekimas tebėra pagrindiniai kainų veiksniai. Tačiau tuo pačiu metu Iranas pranešė, kad jis ruošia naujus smūgius. Teheranas ragina evakuoti naftos objektus Persijos įlankos šalyse. Skubame perspėjami minimi naftos chemijos objektai Saudo Arabijoje, Katare ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Donaldas Trumpas paragino Siriją prisidėti prie Izraelio karo prieš Libano Hezbollah. Aš Aleksejus Pičis kviečiu kartu aptarti temą. Prieš pradėdami prašau užsiprenumeruoti kanalą. Paspauskite patinka, parašykite bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu ir būtinai užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pičis News. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten skelbėme naujienas vos joms pasirodžius. 19 karo artimuosiuose rytuose dieną naftos ir dujų rinkos pradėjo stabilizuotis. Tačiau Iranas iš karto paskelbė apie naujų smūgių rengimą būtent naftos ir dujų objektams Persijos įlankos šalyse. Tačiau pradėkime vis dėlto nuo palyginti gerų naujienų. Naftos perdirbimo gamykla Rastanūra, kuri priklauso valstybiniai Saudo Arabijos naftos monopolistai bendrovei Aramco, šiandien atnaujino savo darbą. Rastanūros kompleksas apima vieną didžiausių artimuosiuose rytuose naftos perdirbimo gamyklų, kuri perdirba 550 000 barelių per parą ir yra itin svarbus. Itin svarbus eksportinis terminalas Saudo Arabijos naftai. Šios gamyklos darbas buvo sustabdytas kovo 2 dieną dėl Irano drono smūgio. Dabar šis objektas vėl grįžta prie įprasto darbo. Beje, galbūt nebe Ukrainos dronų perėmėjų ir tų specialistų, kurie atvyko į artimuosius rytus pagalbos. Zelenskio teigimu į regioną atvyko 201 karinis specialistas. Tam, kad padėtų Persijos įlankos monarchijoms numušti Irano dronus mūsų ukrainietiškais perėmėjais P1 SAN arba kaip vadiname PISUN. Štai, tuo pačiu metu Irako valdžia pranešė, kad naftos eksportas iš Irako telkinių Kirkuko mieste į Turkijos Džihano uostą vėl atnaujintas vamzdynu. Tai tapo Bagdado ir regioninės Kurdistano vyriausybės susitarimo rezultatu. Kurdistano regioninė administracija patvirtino susitarimą. Šalis sudarys bendrą komitetą, kuris ruoš naftos eksporto atnaujinimą regioninių vamzdynų nuo šiandienos. Šalys susitarė imtis saugumo priemonių naftos telkiniams apsaugoti ir užtikrinti nenutrūkstamą eksportą. Tai svarbus epizodas stipriai keičiantis sąveiką artimuosiuose rytuose. Naftos eksportas iš Irako per Kurdistano regioną buvo sustabdytas dar 2023 m. kovą po Paryžiaus arbitražo teismo sprendimo, kuris visiškai sustabdė naftos tiekimą į Turkiją. Iki šiol Irakas labai priklausė nuo Ormuzo sąsiaurio, tačiau karas tarp Irano ir JAV su Izraeliu faktiškai uždarė šį maršrutą. Ir Irakui teko visiškai sustabdyti naftos gavybą, nes nebuvo kaip ją išvežti. Ormūzo sąsiauriui užsidarius, Irako valdžia susitarė su kurdais ir rado alternatyvų eksporto būdą. Beje, tai jau matyti rinkoje. Prieš savaitę Irako valdžia sustabdė visų šalies naftos terminalų darbą dėl Irano atakų prieš energetikos objektus regione. Praėjusią savaitę Iranas atakavo naftos tanklaivius Portugalijoje. Tada 2 tanklaiviai užsidegė, juos atakavo sprogmenų prikrauti kateriai. Po to Irano Islamo revoliucijos sargų korpuso atstovas savo kreipimėsi į amerikiečius perspėjo, kad reikia, cituoju, pasiruošti tam, jog naftos kaina pasieks $200 už barelį, nes naftos kaina priklauso nuo jūsų destabilizuoto regioninio saugumo.
Be to, atsirado vilčių, kad dujų kainos taip pat pradės stabilizuotis, nepaisant to, kad Rusijos regione pagrindiniai SGD gavybos operatoriai dar neatnaujino gavybos. Didmeninės dujų kainos Europoje šiandien šiek tiek sumažėjo, sekdamos naftos rinkos pokyčius. Pažymiu, kad Ormūzo sąsiaurio padėtis ir SGD tiekimas iš šio regiono tebėra pagrindiniai kainų veiksniai. Dujų kainos Europoje sumažėjo nedaug – -85 eurai. Vis dėlto tai yra pirmasis bent jau užuominų apie stabilizaciją ženklas. Tuo pačiu metu naftos kainos šiandien taip pat šiek tiek sumažėjo. Tačiau ekspertai tvirtina, kad pavyzdžiui padidėjęs naftos tiekimas iš Irako sukėlė palengvėjimą rinkose, nes nėra jokių deeskalacijos ženklų Irano konflikte, dėl kurio sutrinka tiekimas iš artimųjų rytų. Europos dujų rinka ypač atidžiai stebės tiekimo dinamiką, suskystintų gamtinių dujų tiekimą į Europą artimiausiomis savaitėmis. Ir kad būtų aiškiau, pažymėsiu, jog dėl Irano konflikto buvo sustabdyta suskystintų gamtinių dujų gamyba ir eksportas iš Kataro, kuris sudaro apie 20% pasaulinės pasiūlos. Ir didžioji dalis šio eksporto paprastai tiekiama klientams Azijoje. Svarbu suprasti, kad didžioji šių dujų dalis keliauja į Aziją. Tačiau dėl šių SGD kiekių iš Kataro praradimo, keli kroviniai, kurie anksčiau buvo siunčiami į Europą, staiga pakeitė kryptį į Aziją. Kitaip tariant, Azijos pirkėjai dabar visais būdais bando nupirkti dujas, kurios buvo skirtos Europai, o tai, kaip suprantate, sukelia papildomą dujų kainos augimą. Palengvėjimas rinkoje greičiausiai truks trumpai, nes Iranas ketina stiprinti karą ir sukelti naftos bei dujų rinkos griūtį. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis šiandien pareiškė, kad smūgiai į kaimininių šalių miestų rajonus nėra Irano kaltė, kadangi jie dostantai perkelė savo karius iš karinių bazių į viešbučius šiuose miestuose. Citata. Neapsiribojame vien oficialiomis priešų bazėmis. Visos Amerikos pajėgų vietos ir objektai tapo mūsų taikiniais. Kai kurios vietos gali būti netoli miesto rajonų, bet tai Amerikos, o ne mūsų kaltė. Arakčis iš esmės pripažino, kad jie smogė viešbučiams ir gyvenamiesiems namams. Be to, Irano ambasadorius Juotie Ženevoje Ali Bahreinis anksčiau pareiškė, kad Iranas taikosi tik į karines bazes, o ne į civilius objektus Persijos įlankos arabų šalyse. Irano užsienio reikalų ministras Arakčis pareiškė, kad Iranas nesiekia paliaubų su JAV ir Izraeliu, o nori visiško karo nutraukimo visur. Čia užuomina, kad nelieskite Hezbollah Libane, nelieskite Hamas Gazos ruože, nelieskite Jemeno husitų, nelieskite vadinamojo pasipriešinimo Irake ir taip toliau. Vėliausiai šiandien Iranas perspėjo, kad artimiausiu metu atakuos naftos ir dujų objektus Saudo Arabijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Apie tai praneša Irano valstybinė televizija IRIB. Kan paraginta žmonės palikti visus išvardytus objektus. Teherane pranešta, kad Islamo revoliucijos sargybos korpusas atakuos perdirbimo gamyklą Saudo Arabijoje, dujų telkinį Al-Hosn Jungtiniuose Arabų Emiratuose, naftos chemijos kompleksą Al-Džubail Saudo Arabijoje ir su Chevron susijusi naftos chemijos kompleksą Katare. Taip pat Ras Laffan naftos perdirbimo gamykla Katare. Irane nepaaiškino, kaip visos šios gamyklos susijusios su Amerikos kariuomenė, tačiau tai tapo akivaizdu. Iranas perėjo prie energetinio teroro, lygiai taip pat kaip tai daro Rusija Ukrainoje. Čia padėsiu daugtaškį. Jūsų nuomonė, jūsų išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei šis įrašas jums pasirodė įdomus ar naudingas, būsiu dėkingas už finansinę paramą, tai padės kanalui tobulėti. Galite paremti aukomis, prenumerata ar rėmimu YouTube platformoje. Visos nuorodos ir rekvizitai vaizdo įrašo aprašyme arba per QR kodą. Tai viskas, saugokite save, iki pasimatymo visiems.